Sveiki! Šiandieną jūs supažindinsime su populiariausiais lipnių etikečių klijais ir trumpai apžvelgsime jų skirtumus. Pirmoji grupė – tai dažniausiai naudojami universalūs arba dar vadinami permanentiniai klijai. Etiketės su šiais klijais naudojamos ant lygių, švarių paviršių ilgalaikiam ženklinimui. Tinka klijuoti kambario temperatūros sąlygomis, o gaminius saugoti galima ne žemesnėje nei -20 laipsnių temperatūroje. Antroji grupė – tai pastiprinto lipnumo arba specialūs klijai. Šie klijai yra klampesni, gaminami kaučiuko pagrindu. Jie stipriau nei universalūs klijai prilimpa prie dulkėtų nelygių paviršių, pavyzdžiui, gofro kartono dėžės. Etiketės su pastiprinto lipnumo klijais gali būti saugojamos temperatūroje iki -20 laipsnių. Šie klijai yra atsparesni drėgmei ir riebalams nei universalūs klijai. Trečioji klijų grupė yra giluminio šaldymo arba kitaip vadinami šaldytuviniai klijai. Etiketes su šiais klijais galima klijuoti ant šaldytų paviršių ir esant neigiamai aplinkos temperatūrai, tai yra ant šaldytos produkcijos. Suženklintus gaminius galima saugoti šaldymo kameroje net iki -40 laipsnių šalčio. Ir ketvirta klijų grupė yra mažo lipnumo klijai. Šie klijai yra skirti trumpalaikiam gaminių ženklinimui, todėl yra neatsparūs aplinkos poveikiai. Tinka gaminius ženklinti ir saugoti kambario temperatūros sąlygomis sausoje aplinkoje. Etiketes su mažo lipnumo klijais galime nuimti nuo gaminio nepažeidžiant paviršiaus ir nepaliekant klijų. Todėl puikiai tinka ženklinti knygas, vaikų žaislus, stalo įrankius ir indus. Individualiu jūsų atveju, atsižvelgiant į turimo gaminio ypatumus, galite pasirinkti klijus patys arba drąsiai kreiptis patarimo į Etiketė LT specialistus. Etiketė LT komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus jums rūpimus klausimus.